Sveiki, kodėl senstame? Kaip sustabdyti senėjimą? Aš manau, kam virš 50, daugumai tai yra labai aktualu. Yra žmonių, kurie 60 metų, sveiki, žvalūs, aktyvūs, tarsi 40-mečiai. Bet yra dar daugiau 40-mečių, kurie serga, patiria infarktus, insultus, suserga vėžiu, būdami 40, jau keičia kelio sąnarį ir aplamai atrodo kaip 60-mečiai. Jie taip ir jaučiasi. Absoliuti dauguma žmonių sensta savo noru. Ir paveldėti genai daugeliu atveju ne prie ko. Kadangi mokslo šaka epigenetika įrodo, kad mūsų genai keičiasi priklausomai nuo aplinkos. Tai yra mūsų valioje pakeisti savo genus, sudaryti sąlygas, kad mūsų ląstelės efektyviau atsinaujintų, kad mūsų kaulų čiulpose aktyviai gamintųsi kamieninės ląstelės. Senėjimas tai programa, kurią galima pakeisti, kurią galima pakoreguoti. Tačiau norint pakeisti tas žalingas programas, tuos įpročius, kurie veda mus į senėjimą, reikia suprasti, kodėl senstate. Taigi, yra 80-mečiai, kurie lipa į kalnus, ir yra 40-mečiai, kurie sėdi namuose ir vos be pajuda. Tie žmonės, kurie anksti sensta, jie kiekvieną dieną savo mintimis transliuoja į eterį senėjimo programas. Mūsų kūnas visada atspindi ne tai, ką mes norėtume matyti. Mūsų kūnas atspindi tai, ką mes patys apie save galvojame. Tai, ką mes transliuojame ir tai, kuo mes tikime. Mūsų kūnai yra mūsų pačių atspindys. Taigi, ką jūs galvojate kiekvieną dieną matydami save veidrodyje? Jūs galvojate, aš senstu, aš jau nebe tas, man skauda nugarą, aš greičiau pavargstu, mano metai daro savo ir taip toliau. Kas vyksta tuo metu, kai šitaip galvojate? Jūs transliuojate į veidrodį, į pasaulį, aš senstantis žmogus. Ir veidrodis paklusniai visą tai atspindi. Kiekvieną dieną vis tiksliau ir tiksliau. Ir kiekvieną dieną vis įtikinamiau. Ir po kurio laiko jūs patys įsitikinate, kad metai daro savo ir nieko čia nepadarysi. O iš tikrųjų, jūs patys tai sukūrėte savo mintimis. Veidrodis atspindi jūsų minčių būseną. Ką transliuojate veidrodžiui, tą ir gaunate. Jeigu kiekvieną dieną jūs galvojate, kad jūs senstantis žmogus, aplinkinis pasaulis prisitaiko prie jūsų minčių, o jūsų kūnas tai patvirtina. 60, 70 metų. Tai tik tai buhalterinis įrašas kalendoriuje. Jis neturi reikšmės. Senovės gentise žmonės nežinojo, kas yra metai. Jie nugyvendavo žvalūs ir sveiki ir aktyvūs iki gilios senatvės. Jie neturėjo kalendoriaus, kuris kasmet primintų, kad jūs tampa vis arčiau savo gyvenimo pabaigos. Todėl svarbiausia yra biologinis amžius, kuris nesusijęs su kalendoriumi. Biologinis amžius priklauso nuo to, kokia jūsų sveikata ir kaip jūs jaučiatės. Biologinis amžius susijęs su jūsų mintimis. Yra žmonių, kurių kalendorinis amžius, tarkim, 75, o biologinis amžius 45. Tačiau žymiai daugiau tokių, kurių kalendorinis amžius 40, o biologinis amžius, kaip sakiau, jau peržengė 60. Ir tokių žmonių vis daugiau. Ir perspektyvoje daugės. Tai akivaizdu. Skirtumas tarp šitų žmonių – gyvenimo būdas, mityba ir svarbiausia mintise, kurios jūsų galvoje sukasi kiekvieną dieną. Dabar sudarysime anksti pasenusio žmogaus viziją. Tarkim, ofiso darbuotojas, 40 metų, kiekvieną rytą jį pažadina žadintuvas,
Jis eina į darbą, kurio nemyli, sėdi ten 7, 8, 9 valandas prieš monitorių, maitinasi sintetiniu maistu, kadangi nėra laiko pasigaminti natūralaus maisto, geria kavą dideliais kiekiais, kad palaikyti tonusą. Vakare jis krenta ant sofos ir žiūri televizorių, kad atsijungtų mintimis nuo darbo ir kasdieninės rutinos. Šitaip praeina pirmadienis, antradienis, savaitė, mėnesis, 10 metų. 40 metų jis jau pasenęs žmogus, žvilgsnis be energijos, turi viršsvorį, skundžiasi skausmais, padidėjusiu kraujo spaudimu, lipant laiptais atsiranda dusulys, kadangi širdelė nebeišveža. Šitas žmogus jau seniai nustojo gyventi, jis funkcionuoja, jis taip sakant atbuvinėja savo dienas ir jo kūnas tai patvirtina. Mūsų kūnas nekvailas, mūsų kūnas protingas. Supranta, kad šeimininkas neišnaudoja kūno pagal paskirtį. Todėl kūnas išjungia savo programas. Kokia prasmė palaikyti instrumentą formoje, kuriuo niekas nesinaudoja? Kam eikvoti resursus? Tam, kuris neturi jokių planų. Kūnas taupo, kūnas paklūsta šeimininkui ir pasiduoda. Kitas žmogus, jam 65 metai. Jis turi daugybę mėgiamos veiklos. Jis prabunda anksti ryte arba kada išsimiega. Prabunda su puikia nuotaika, kadangi jo laukia mėgiamas darbas, mėgiamas užsiėmimas, mėgiama veikla. Jis turi planus artimiausiems 10-15 metų. Jis neturi kada sirgti. Jis iškrito iš paprastos amžiaus sampratos. Jis neturi laiko galvoti apie savo metus. Tokio žmogaus kūnas mato, kad šeimininkas aktyvus, supranta, kad energingas kūnas šeimininkui reikalingas. Ir toks kūnas laiko formą, kadangi jis toks reikalingas šeimininkui. Mūsų kūnas labai protingas, prisitaikantis organizmas, pavadinkim taip. Netgi sportuojant ilgesnį laiką, atliekant tą patį pratimą, jis sugeba prisitaikyti prie atliekamo pratimo ir sudeginti mažiau kalorijų. Tai faktas. Kūnas tai ne mašina, kuri laikui bėgant sudyla. Kūnas tai gyva ekosistema, kuri prisitaiko prie šeimininko ir nuolat atsinaujina. Pažiūrėkite mano įrašą apie ląsteles. Pamatysite, kas ten vyksta. Mūsų kūno ląstelės efektyviau dauginasi ir atsinaujina tada, kai šeimininkas aktyviai naudojasi kūno resursais. Jeigu šeimininkas mintise transliuoja, aš pavargau, aš senstu, man tiek daug nereikia, kūnas atitinkamai sumažina savo funkcijas. Taigi, paties žmogaus valioje, jūsų kūnas toliau sens, ar jūs priversite savo kūną laikyti formą? Visas senėjimo programas nuo vaikystės kiekvieną dieną jums į galvą kala šita sistema, kurioje gyvename. Senti pagal grafiką naudinga korporacijoms, kurios valdo didžiąją dalį maisto pramonės, farmacijos pramonę valdo ir visą mediją. Maitintis 3 kartus per dieną yra jūsų manymas. Jį atkartoja ir medikai, kurie taip pat užaugo šioje sistemoje. Tai geras biznis. Tuo tarpu, pavyzdžiui, aterosklerozės Afrikos šalyse nėra. Jie maitinasi visai kitaip. Visi aplink tvirtina, po 30 prasideda senėjimas. Po 40 būtinai pasitikrinkite. Po 50 metų nesistebėkite, o po 60 metų nereikia savęs apgaudinėti. Visos tos frazės įkaltos jums į galvas ir jos veikia kaip programos. Kiekvieną kartą, kai jūs girdite tas frazes, jūs sutinkate su tuo ir jas patvirtinate. Kai jūs tai kartojate kitiems, jūs tas programas užtvirtinate savyje. Tai labai naudinga kosmetikos pramoniai, farmacijos pramoniai, draudimo kompanijos, pensijų fondams, laidojimo verslams.
Jie visi suinteresuoti, kad jūs pasentumėte nustatytų laiku, pagal grafiką. Jie visi sako, kad senėjimas tai natūralus procesas, tačiau tai yra valdoma, jiems naudinga programa. Reklama sako, jūs atrodysite jaunesnė, jeigu turėsite šitą kremą, arba jeigu padarysite šitą injekciją. Šitos verslo programos daeina iki to, kad netgi siūlo kanibalizmo produktus turtingiams klientams, o būtent kamieninių ląstelių persodinimo paslaugą. Tačiau jie visi sensta toliau ar netgi miršta dar anksčiau laiko. Žmogus, kuris kosmetiniu būdu stengiasi pataisyti savo išvaizdą, faktiškai kovoja su savo atvaizdu veidrodyje, kosmetologija, injekcijos ir taip toliau. Ir kiekvienas toks veiksmas tik tai patvirtina jo baimės ir beprasmišką kovą su senėjimu. Kuo stipriau žmogus kovoja su senėjimu, tuo labiau patvirtina jo egzistavimą. Kita stipri senėjimo programa susijusi su pensija. Iš pradžių žmogus skaičiuoja metus likusius iki pensijos, o išėjęs į pensiją supranta, kad jau viskas. Dabar liko dar kažkiek dagyventi iki pabaigos. Ir kūnas tai supranta. Daug žmonių išėjusių į pensiją numiršta per pirmuosius 2-3 metus. Tai patvirtina statistika. Žmonės miršta ne todėl, kad jie labai seni. Jie galėtų gyventi dar kelis dešimtmečius. Bet jie patys savo pasakė, aš pabaigiau. Ir pasaulis atspindėjo šį nusistatymą. Kita problema – tikėjimas, kad hipertenzija normalu sulaukus 50, diabetas normalu 60 metų, artritas normalu po 45 metų. Mūsų organizmo ląstelių maitinimas vyksta per kraujotakos sistemą. Yra tokie labai naudingi gėrimai. Juos galima pavadinti sveikatos ir jaunystės eliksyrai, kurie padaro kraują idealų. Reikia nustoti vartoti žalingus produktus, pradėti daugiau judėti, sportuoti bent 2-3 kartus per savaitę iki gero suprakaitavimo ir labai svarbu motyvacija ir ateities planai. Svarbu turėti užsibrėžtus tikslus, geriau ne vieną, keletą tikslų turėti ir stengtis juos pasiekti. Ir aišku svarbu kuo daugiau pozityvo mintise ir su optimizmu siekti rezultatų. Dabar atsakykite į klausimą. Atsakyti galite kiekvienas savo mintise. Atsakymas parodys, ar jūs stipriai paveiktas senėjimo programos, ar turite pakankamai gyvenimo energijos. Nesvarbu, jūs vyras ar moteris. Atsakykite, ar šiuo metu jūs dar norite turėti vaikų? Atsakymas aiškiai parodys, kokios programos jūs veikia. Daugelis 40-mečių pagalvos, aš jau per senas, tokių metų jau reikia apie anūkus galvoti. Greitai bus anūkai, reikės anūkus prižiūrėti. Štai ir atsakymas. Toks žmogus sistemos auka. Vaikų gali turėti ir 65 metų vyras, ir 70, jeigu jis išėjo už šitos sistemos ribų. Ir moteris gali turėti vaikų, aišku, kol gamta dar leidžia. Turiu minty menopauzę. Tačiau dauguma moterų netenka energijos kur kas anksčiau, nei ateina menopauzė. Lietuvoje yra jaunatviškų žmonių. Asmeniškai pažįstu ir vyrų, ir moterų, kurie puikiai atrodo. Būdami 60 metų, jie biologiškai jaunesni už daugelį 40-mečių. Ir jeigu išeiti iš senėjimo programų, tuomet 40-metės moteris ir vyresni vyrai galėtų prižiūrėti savo anūkus kartu su savo vaikais. Anūkai ir vaikai gali augti ir žaisti kartu. Bet šiuolaikiniai 40-mečiai senukai užprogramuoti anūkams ir neįsivaizduoja, kad užtektų jėgų auginti savo vaikus. Tai parodo, kad nebėra energijos.
ankstyva senatvės programa giliai sėdi to žmogaus galvoje. Bet įsivaizduokite situaciją, kad 40 metų moteris pastoja ir nusprendžia gimdyti, tarkim, vyrui 50 metų. Jis bus priverstas sukaupti savo resursus, sukoncentruoti dėmesį vaikų priežiūrai. Vyras bus priverstas mintise atitolinti senatvę, kadangi artimiausius 10-20 metų atsirado svarbių planų. Todėl visiškai pateisinu, kai vyresnis vyras susiranda jaunesnę moterį, jaunesnę gyvenimo draugę, kadangi jis nori palaikyti jaunatviškumą ir gerą fizinę formą. Jaunesnė moteris visada skatina vyresnį vyrą pasitempti, bet yra tokių, kurie nuleidžia rankas ir pasiduoda sisteminiai senatvei. Žmogus yra sukurtas aktyviam judėjimui. Mūsų limfos sistema gerai dirba tik tada, kai mes aktyviai judame. Limfos sistema neturi savo siurblio, kaip kad kraujotakos sistema. Mūsų sąnariai neturi kraujagyslių, jie maitinami ir tepami ir stiprėja tik tai tada, kai juda, kadangi į sąnarius kraujotaka neateina. Sąnarius maitina dirbantis raumenys, kaulų čiulpuose. Kamieninės ląstelės aktyviai dauginasi, gaminasi, tada, kai mes aktyviai judame, tada, kai mes patiriame fizinį krūvį. Ir beje, fiziškai padirbėjus, netgi aukštas kraujo spaudimas sumažėja. Mes turime virš 500 raumenų, kurie padeda širdžiai varinėti kraują per 100 km kraujagyslių ir kapiliarų. Todėl treniruoti raumenis žymiai palengvina širdies darbą. Sportavimo metu antinksčiuose gaminasi laimės hormonas. Sportuojantis visada yra laimingesni už nevalyvus tinginius. Ir tai ypač svarbu vyrams. Tik sporto metu gaminasi testosteronas. Sportuojantis, prisižiūrintis vyras visada patrauklesnis moteriams. O liekna sportuojanti moteris visada daug patrauklesnė ir yra daugumos vyrų svajonė. Tai reikia tik tai noro. Taigi, mintimis išėjus iš senėjimo programų galima įjungti atjaunėjimo ir puikios energijos palaikymo programas. Nereikia tikslo siekti gyvenimo ilgumo rekordų. Tai nesvarbu. Yra tikslas visą tą laiką, kuris skirtas mums nugyventi šioje žemėje, gyventi sveikai, aktyviai, energingai ir laimingai iki paskutinės gyvenimo dienos. Visi mes čia ateiname į šitą žemę kažko išmokti, kažką išgyventi, įgauti patirtį. Visi mes turime individualias programas, savo tikslus, savo misiją. Taigi dauguma žmonių išeina anapus anksčiau laiko, neatlikę iki galo savo misijos. Ši sistema griauna programas, kurios yra mums nustatytos ir labai stipriai sendina visus, kurie priima sistemos nuostatas. Tai akivaizdu. Velniop šitą sistemą. Būkite jaunesni. Būkime jaunesni. Ir pirmiausia, savo mintise susikurkite svarbių planų 10-15 metų į priekį. Ir siekite savo tikslų aktyviai. Mūsų žemė sukasi, nuolat juda, nuolat suktis turime ir mes. Taigi, norintiems padėkoti, paremti finansiškai, aš irgi būsiu dėkingas. Bet kokia parama padės padaryti naujus įrašus, pagerinti kokybę, paliesti naujas įdomias temas. Todėl, jeigu žmonės paremsite, jeigu jums aktualu, nupirksiu profesionalų mikroskopą ir visiems parodysiu, kaip veikia sveikatos ir jaunystės eliksyrai. Turiu ne vieną receptą, jie labai paprasti ir tikrai padaro kraują idealų. Bent jau savo gyvenime šios naudoju. Jie tirpdo trombocitus, naikina vėžį, cukrinio diabeto. Taigi bus palaikymas, vystysiu šitą temą. Rūpinkitės savimi, savo artimaisiais, būkite sveiki, energingi, stiprus. Iki.